Sveiki, draugai. Na ką, truputį kitokia dabar, kitokia mintis yra dabar. Ne aukcioną dėti, ne pardavimą, nes vis dėlto šitas galingas monstras yra nupirktas. Tai yra išpardavimo metu ir jis yra dideliom žuvim filiuoti ir jis turi va tokį galandinimą, vienpusis galandinimas, bet vis tiek tai yra 80/20, tai yra šiek tiek ir iš šios pusės galasta. Čia net yra toks įstrižumas, daugiau galandasi biškutį, čia mažiau. Čia irgi, sakykime, truputį mažiau gaunasi, čia kaip ir daugiau, o toj vietoje. Kodėl taip galandas nelygiai, kad čia mažiau, čia daugiau. Tai vis dėlto, kad pjaunant taip visaip neneštų į šoną. Kai sakant, kad tiksliai tiesiai įeitų. Kodėl ašmuo gali būti vienpusis geriau? Todėl, kad kokio aštrumo šis peilis mes dedam žuvį, kai filiuojam ir jis eina pagal stuburą. Matote, gražiai, tvarkingai, prispaudus prie piršto, jis neliečia, jis nepjauna į pirštą, jis eina truputį aukščiau. Tai įsivaizduokime, net ir į kaulus jis nepjaus, o jis pagal pačius stuburiukų. Šitie peiliai be galo ilgai išlaiko aštrumą, be galo rimti peiliai, galingi, senoviniai, sakykim, šitas, o turi originalią geometriją tokią, būna, kad darau tokias geometrijas ir mažesniem peiliam, kai reikia filiuoti. Ir dabar yra toks dalykas, kad parodyti, kaip dasiaštrinti. Aišku, šitą akmenėlį tai galima naudoti tokiam peiliam ir geriausia jį prisiklijuoti ant kažkokio medinio pagaliuko, kad būtų rankose paimti galėtų, saugiai turiu omeny. Arba dėti ant stalo kampo kažkur, kad eitų gražiai prieiti iš vienos pusės ant kampo ir priejus taip. Dabar žiūrėkit, pradžia dedasi akmuo taip ir jis realiai susiranda pats, kokiu kampu reikia galąsti, pavarto ir atsistoja. Ir aišku, aš dabar jis turi profesionalų galandinimą, mikroraštą, nenoriu nieko, galąsti, tai jis yra traukiamas, atsakykime, arba padėtas, arba taip, jis yra šitą pusę traukiama šitaip. Ir būtent to kampu, kur yra pagalastas. Aišku, idealą jūs nepadarysit, bet prisidasiaštrinti galite ir taip. Sakykime, aišku, aš dabar negaliu rodyti taip, nes tikrai į pirštus įsipjaus tokiu aštriu. Bet įsivaizduokim, uždedam, traukiam per visą, apverčiam ir tada lygiai dedam ir trupučiuką tik paverčiam, nustumiam į priekį. Daug nereikia kartų, geriau kuo tiksliau, bet kokius ten 2-3 kartus į vieną pusę partraukti ir nustumti, sakykime. Ir tada galite patį tą ašmens galiuką truputį daaštrinti ir vėl toliau dirbti. Šiaip visi vienpusiai galasti peiliai taip yra dasiaštrinami. Tiek jie gali būti tokios formos, tiek gali būti į priešingą pusę geometrija. Tai vis tiek yra dedami taip, nustumi, truputį uždėję lygiai, truputį paverti ir nustumi. Traukiant jau turi ant to kampo būtent dėti ir prasitraukia. Tai yra ne pagalandinimas, ne kampo sukūrimas, tai yra daaštrinimas. 3000 grūdėtumo akmuo
jis nesugadina per daug kampų. Jeigu imsit kokį deimantą ar kitą galastuvą aštresnį, tai jis tiesiog galit net per vieną traukimą sugadinti kampą. Žodžiu, tai geriau naudoti tik tai tokius akmenėlius. Galima keramikinį brūkštą švelnų, irgi apie 3000, kad būtų naudoti irgi, bet, sakau, šitie tai labai patogus. Ir ką? Žodžiu, šiek tiek informacijos apie šitokių peilių galandinimą, vienpusį galandinimą ir sėkmės jums.